žinau, kad tavo problema yra akis, ne? Galva. Ar tu gali pasidalinti savo kokių problemų? Kaip tau buvo ten su tom akytėm? Pasakas. Akis, mums sakinukus aš rašė prieš darželį. 2 metai, buvo 2 metai 2 mėnesiai. Ir su pirma akių patikra mums išrašė akinukus. Viena akis buvo ta vadinama tinginukė. Ir mes namuose visada ją tą sveikąją dengdavom, kad garbinti tą tinginukę. Ir taip 4 metus. Taip, 4 metus. Per tuos 4 metus, kas pusę metų vyras su vaiku eidavo tikrintis akių. Ir Šiauliuose tikrai nebloga gydytoja buvom susiradę, eidavom privačiai, bet dar ir iš Kauno profesorius atvažiuodavo, tikrindavom, ką patys sakydavo rezultatai. Ir per tuos 4 metus, kas keisdavosi, tik rėmelis akinuko ir stikliukus pakeisdavom, nes mažas vaikas ir pasivažiavo, ir pasakyti, ir plius augo. Ir taip sutapo, kad kai buvo vaikui 6 metai, aš buvau pati pradėjusi vartoti ir kažkaip sukeičiau, omegą visų pirma sukeičiau. Sukeityti ta prasme, nes vartotojai iš vaistų? Jo, ir pirkau tos žuvytės gyvūnės. Ir tikrai nepišpigių, nes vaikui, ypač tas omegas. Sukeičiau omegą, vitaminas C irgi pirkau iš vaistų, bet iš vaistinės ir vėl irgi sukeičiau į LC. Tai omega buvo 1, vitaminas C buvo 2 ir vitaskuarės. Vitaskuarės, tai paėmiau kaip jau man daėjo, kad provitalitis yra mitybos spragoms, galvoju, pamėginkim multivitaminų vaikui dar mitybos spragoms. Ir paprasčiausiai pradėjau viskas. Jokių lūkesčių, jokių nieko. Mes turėjom nuo leliuko iki 6 metų atsikartojantį laringitą. Mes buvom etatiniai ligonių lankytojai. Nuo 4 iki 6 tam tarpe mums buvo atsiradęs iš oro vėmimas. Vaikas pradėjo vėmti, patapdavo kaip mušelis, mes už vaiko į Lietuvos vaiko kliniką Šiauliuose ir ant lašelinių vakare paleisdavo. Ir va taip 2 metus ir va taip niekada nežinai, kada turėsi su vaiku bėgti. Ir tai buvo 3 mėnesius pravartojus ir taip sutapo, kad reikėjo eiti akių tikrintis. Buvo pusmetis akim tikrintis. Na ir jau jie su vyru išėjo. Ėjo su vyru, todėl kad vyras yra turėjęs akių operaciją ir daugiau išmanė ir jie ten turėjusi. Grįžta, aš eilinį kartą jau vaikas įbėgo, to jau čia su operato akim, dar namuose atisimėta, o vieną ten gerai tokia nukampyta. Vyras sako, palauk, nedėk. Kaip tai nedėk? Gydytojai pasakė, nereikia. Palauk, kaip tai nereikia? Žinau, kad būdino, nekis. Va tik aš tada prisėdau ir va tada pradėjau domėtis, kas čia vyksta. Ir atsimenu, vyrui sakau, būk geras, dabar atsisėsk ramiai. Man surašyk 4 metų, tu lankėjaisi tuos rezultatus. Kas ten vyko, kokie pokyčiai, kaip mažėjo, ar ten kas. Jis pabuvo, sako, žinau, sako, nėra ką rašyti, nes jie tokie patys būdavo. Nu ten, kažkas tokia, bet jie nežymus, absoliučiai. Daug ką gydytoja pasakė. Sako, truputį pasimetė. Nu tu kaip mes čia tokius stiprius uždėję buvom. Vienintelis komentaras. Dabar 4 metai mes esame vekini. Per 4 metus mes einam tik tai prieš rugsėjį pažymos į mokyklą. Ir per 4 metus vieną kartą buvo, man atrodo, kai buvo 8 metai, parėjo irgi iš patikros prieš mokyklą. Vyras sako, žinau, ką nereikia. Mano rankas, kojas atėmė. Galvoju, to negali būti. Viską, nenumėtė. Į tą vitaskuarės, į tą omegą. Aš sakau, vyrai, duok man porą savaičių, kad išsididinsiu omegą. Man kažkaip omegą išsididinsiu. Ir neskubėkim, dar, luktelkim. Ir jie vėl užsirašė privačiai akių, nes čia sesutė pasakė. Paprasčiausiai pažiūrėjau tą akutę pas gydytoją.
tik Vilnių seminarė, vakare man skambina vaikas, sau ką pasakė. Gydytoja pasakė taip, kol mano kitas kaip matys, mane pietų nereikės. Taip kad dar visas šitas žodžiui dar nieko nereiškia. O kaip tu pats jautės? Pasilgai to aparato kiek daug? O tu nori geriau tos papildus? Tau patinka man? Ką tu gali patarti vaikam prieš rugsėjį? Ką? Kaip tas sakys pastiprinti? Verta gerti tos papildus, kaip manai? Nu, ačiū jums labai, kad jūs